Supratau, kad kažkas bus tokio didelio. Ir atsimenu, grįžau į Vilnių, nuėjau miegot ir ryte pabudau, žiūriu, praleistų skambučių gau, ten 30-40 žinučių ir supratau, kad jau vyksta, įsijungiau televizorių ir sakau, pirmas, kas man buvo, tiesiog panikos ataka buvo. Ir jau dirbau ministerijoje grinai su Ukrainos atstatymo projektais, ten vieni pirmųjų Europoje organizavome Ukrainos atstatymo konferenciją, kur buvo sukviesti Ukrainos valdžios atstovai, merai, teko aplankyti Irpinę, Borodenką, Bučią, kai jau buvo išlaisvinta, kur buvo viskas griuvėsiai, sudegę, buvo iš tikrųjų vaizdai kaip iš apokalipsės, siaubas buvo. Man buvo ir labai sunku pačiai emociškai, bet ir labai buvo toks, kad wow, kiek daug mes galime kartu. Mažai kas vis tiek tikėjosi, kad toks dalykas gali įvykti, bet, sakau, vyksta ir gyvenam naujam pasaulyje, bet istorija kartojasi. Tai žmonės linkia galbūt pamiršti istoriją, gyvena dabartyje ir nemato galbūt tos perspektyvos, bet viskas yra trapu ir tą savo laisvę ir tą savo gyvenimo būdą reikia ginti ir būt budriam. Moteris neprasčiau gali valdyti droną negu vyras kažkoks, ar ne? Arba medicinoje padėti.